Sveiki, brangiai. Šiandien apie labai įdomų renginį, kuriam teko dalyvauti, tai prie akceleravimo programos Kickstart Lab Pitchų Battle. Inovacijos agentūros projektas, kuriame jaunimas iki 29 metų kūrė įdomius startupus. Inovatyvius sprendimus, kurie turi padėti visuomeniai. Ir buvo šitų visų dalyvių Pitchų Battle. Buvo surinkta komisija, kuri vertino jų prisistatymus ir kas labai yra smagu, kad buvo netgi skirti finansiniai prizai ir ne tik nugalėtojams, kad jų idėjos, verslo galimybės ir aplamai tam tikrų problemų sprendimas būtų įgyvendintas. Tai tikrai mane labai nustebino, kiek jauni žmonės daro, kokius projektus ir kaip plačiai kitą kartą pagalvoja, tai stebiuosi. Inovacijų agentūra karts nuo karto kviečia į tokius renginius atvykti, pasižiūrėti, kaip dirbant su e-komercija ir tokiais panašiais projektais, tai visai būna įdomu pažiūrėti, ant kiek inovatyviai pasižiūri žmonės į atitinkamus sprendimus. Pats renginys buvo gal kiek tai ištestas, kas tikrai pačiam patiko, tai pati renginio atidarymo programa. Ten vyko lazerių šou, kas pritraukia akį, kur vienas iš tų, kur žiūri YouTube daro taip. Ir va čia jau gyvai gali pamatyti, tai tas tikrai labai man patiko. Taip pat buvo mūsų irkluotojo, keliautojo pasisakymas, motyvacinė tokia kalba, kur dalinosi savo įspūdžiais, kaip jiems sekėsi irkluoti, kaip sekėsi įlipti į Everestą ir turėjo tos tokios motyvacinės kalbos, kad reikia daryti. Prašau sceną, labas Aurimai. Dar noriu paklausti iš karto, iš kur sugrįžęs, dabar kur paskutinis taškas tavo, koks buvo kelionės? Kelionės taškas? Everesto viršūnė. Birželio 1 grįžom į Lietuvą. Ir dabar jau ilsies truputį, labiai laiko savo. Jo, truputį, bet jau užtenka. Gerai, jau ilsėjai dabar? Jau per daug Lietuvoje. Gerai. Jau jaučiu spaudimą, kad jau neturiu čia ką veikti. Aš daviau iššūkį savo, kad ką darysiu kitaip negu buvusiose kelionėse. Ne tik filmuosiu, bet filmuosiu, montuosiu ir uploadinsiu kiekvieną dieną. Ir tą aš dariau 200 dienų, baigęs kelionę, grįžau į Lietuvą, pagalvojau, o kodėl sustoti? Galiu ir Lietuvoje daily vloginti. Nes kalbėti lengva, bet reikia imti ir padaryti. Nebijoti klysti, nebijoti užsiimti, imti ir daryti. Pačių dalyvių dabar tiksliai jau nebesuskaičiuosiu, kiekvieną turiu įžangą susifilmavęs, bet kas tikrai paliko įspūdį, tai buvo keletą tokios įmonės, kurios man visai buvo labai įdomios. Tai ir patys vertintojai irgi ir įvertino tikrai labai aukštai, gavo apdovanojimus. Tai įmonė jaunimas, aš net negaliu sakyti, tai jauni žmonės, kurie gamina printerius. Gravity X komanda. Kurie gali spausdinti labai aukštos kokybės plastiką, kuris atlaiko aukštas temperatūras, slėgius ir jų plastikinės detalės jau kitą metą skrieja į kosmosą. 3D spausdinimas aeronautikos rinkoje. Turbūt žinot, kad palydovų dalis, dronų dalis dažnais atvejais gamina 3D spausdintuvais, ar ne? Turbūt ko nežinot, kad tai labai ypatingi spausdintuvai, kainuojantis labai daug, gebantis spausdinti superpolimerus.
Šiuo metu šie spausdintuvai yra velniškai brangus, labai lėti, nepatikimi, tam, kad priverstų jos veikti, kad gamintas dalis reikia labai didžiulio. Tai, wow, tai pagalvojus, įsivaizduojat, mūsų tokia maža šalis, tiek nedaug gyventojų, o sugeba pagaminti tokius gaminius, kurie gali kilti į kosmosą. Tai mes konkuruojam su visų pasauliu, bet sugebam būti tokie pirmesni, žingsnių labiau į priekį. Tokie dalykai mane labai žavi. Ir kas tikrai labai įdomu, kad šitas printeris, tai jie pasigamino pirmąjį printerį ir su to printeriu gali jau pasigaminti 80-70% panašiai savo kitų printerių gamybai komponentus. Tai praktiškai pats printeris save pasigamina, po to reikia atitinkamus komponentus dar susipirkti. Tai jie ten toks kosmosas, tai man tikrai labai patiko. Buvo aukštai vertinti jaunimas, kuris kūrė appsą skirtą šachmatų treneriams. Tai man iš esmės šitame visame atrodo, kad jau pasaulyje yra labai daug tokių, tačiau juos įvertino labai, labai pozityviai, bet jie turi išsiaiškinti visą rinką, kiek yra žaidėjų, kiek yra mokių, nemokių, turi labai daug strateginių tokių dalykų, patys šachmatų žaidėjai, tai šitame tikrai gerai nusimano. Tai turi taip strategiškai pasidarę, tai yra galimybė, kur jie tikrai ten gali uždirbti. Kas tikrai irgi patraukė akį ir buvo įdomu, tai automatizuotų laistymų sistemų startupas, kuris tikslas jų padėti tiem tokiam smulkesniem ūkininkam automatizuoti jų šiltnamių laistymo procesus. Turi daviklius, kurie skenuoja aplinką, ten plačiai neįsiplėsiu, bet palei daug skirtingų rodiklių nustato, kada kokiem augalam yra geriausia laistyti. Dar atsižvelgiant į drėgmę, į oro temperatūrą ir automatizuoja visą šitą procesą. Tai ūkininkams, kas turi šiltnamius, tai yra tikrai gera paspirtis. Taipogi visai nemažai dėmesio susilaukia Mūza, programėlė skirta moteriams ir jų intymiai vietai. Tai dažnai būna, kad atsiradus kažkokiai lygai, tai reikia ilgai laukti eilėse, nemažai pinigų kainuoja dėl paprastų nustatymų, o merginos daro AI-aus pastatytą appsą, tiesiog sukas ant AI-aus, ant jų modelių, ant jų daktarų, kur moteris gali nusiuntus nuotrauką, aprašymą, gauti jau pirminės diagnozės, užsirezervuoti netgi daktarą konsultacijai ir visą tai atlikti pilnai internetu. Taigi, bendrai, tikrai man labai patiko. Bei smagu, kad sutikau ir pažįstamus senus, su kuriais jau kurį laiką buvau nesimatęs, pabendravom, pavyko suvesti inovacijos agentūros atstovą su jais, nes jie nori organizuoti mokymus, kas liečia e-komerciją ir teisę, kas tikrai šiai dienai labai yra aktualu, net man pačiam yra įdomu išgirsti daugiau. Ir ką? Dalinuosi kiekvieno pitcho pradžia, kad žinotumėt, apie ką buvo kalbėta, kas pristatinėjo ir koks buvo galutinis rezultatas. Iki. Jau gyvena telefonuose. Tai yra mobile first karta. Antra, dirbtinis intelektas leidžia personalizuoti turinį greičiau, paprasčiau ir pigiau negu bet kada anksčiau. Galiausiai, nėra analogo programėlės formatu, kuris padėtų su dėmesio mokymosi procese. 5-12 klasių rinka užima apie 27 milijonus. Taip pat teisininkai neturi tinkamų įrankių, kuriais jie galėtų pilnai pasitikėti. Tokie įrankiai kaip ChatGPT dažnai haliucinuoja ir reikia nuolat tikrintis informaciją 10 kartų, kas labai daug laiko užtrunka. Ir taip pat trečia problema, tai teisinių dokumentų paieška yra ilga ir skausminga. Tai mes norime išspręsti visas problemas šitas, pradedant nuo paieškos. Dėl ko nuo paieškos, nes keletą mygtukų paspaudimų ir žinote savo projekto kainą. Šiuo metu praleidžiame valandas paieškai, laiškų rašymam, skambučiam, po to laukime atsakymo ir galų gale permokame. Įmonės dažniausiai didelę dalį atsakymų visai nedaro. Su GRAS valdikliais mes užauginame daugiau derliaus, sunaudodami mažiau vandens. Turbūt visi iš čia esančių esate ragavę karčių salotų.
kartumas augale atsiranda iš neteisingo laistymo, nes neteisingas laistymas sukelia augalui stresą. Tačiau tai yra tik viena iš mažesnių problemų, kurią mes sprendžiame. Šiuo metu Europoje ūkininkai praranda iki 28 milijardų pelnų eurų per metus dėl neteisingo laistymo. Rinkoje situacija yra išties prasta, nes valdikliai įprastai palaiko tik ribotą kiekį jutiklių, jie nesiremia jokiais realiais. 3D spausdinimas aeronautikos rinkoje. Turbūt žinot, kad palydovų dalis, dronų dalis dažnais atvejais gamina 3D spausdintuvais, ar ne? Turbūt ko nežinot, kad tai labai ypatingi spausdintuvai, kainuojantis labai daug, gebantis spausdinti superpolimerus. Šiuo metu šie spausdintuvai yra velniškai brangus, labai lėti, nepatikimi, tam, kad priverstų jos veikti, kad gamintas dalis reikia labai didžiulio. Lietuvoje tiesiog yra mažėjantis finansinio raštingumo žinių lygis, o visam pasaulyje net 1 iš 5 paauglių nesugeba pasiekti net minimalaus finansinio raštingumo žinių lygio. Taip yra dėl to, nes paprasčiausiai trūksta įdomių būdų mokytis apie finansus. Tai sveiki visi, mes esame futbolo komanda ir kūrėme lokalią pozicionavimo sistemą. Tai kodėl mes kūrėme šią sistemą? Tai šiuo metu GPS netikslumas yra vis didėjanti problema, kadangi autonominė technika naudoja būtent šį signalą, kad galėtų veikti tiksliai ir patikimai. Tačiau šiam signalui sutrikus, autonominė technika nebežino, kurioje vietoje yra ir kartais atsiranda netgi markose. Platformoje ir taip pat jie visi yra gerai žinomi. Ir jeigu apie bent vieną iš jų dar nežinojate, tai ką tik patvirtinote vieną iš mūsų sprendžiamų problemų. Pagalvokite, kiek dar renginių jūs praleidote, nes jų rinka kitokia didelė. Mes fokusuojamės būtent į šią rinkos dalį, nes jis sudaro daugumą. Tuo tarpu mūsų konkurentai fokusuojasi į privataus sektoriaus bei areninius renginius. Mes žaidžiame šioje aikštelėje jau kuris laikas ir žinome. Taip, tai mano vardas Redas, šalia manęs stovi mano kolega Martynas ir mes pristatome technologiją, kuri perrašys energetikos sektoriaus istoriją. Kova – elektros gamyba iš ore esančios drėgmės. Vienas pats didžiausias patikslinsiu IoT sektoriaus žaidėjas Lietuvoje Teltonika teigia, kad mūsų kūriamas sprendimas pagerėti, atrakinant tai, kas šiuo metu veikia geriausiai. Tai asmeninio trenerio nauda. Šachmatais pasaulyje žaidžia daugiau nei 600 milijonų žmonių, o kiekvieną mėnesį aktyviai viršija 10 milijonų. Žaidimas išgyvena tikrą renesansą. Pasauliniai prekių ženklai, Duolingo, Revolut, Netflix, visi prisideda prie šachmatų popularizavimo. Tačiau pagrindinė problema išlieka aiški. Didžiai, o galbūt ir nedidžiai, iš tiesų daliai čia esančių žmonių. Kalbėsime apie moterų sveikatą ir specifiškai moterų intymę sveikatą. Net 1 milijardas moterų kiekvienais metais suserga makšties infekcijomis. Tai gali būti pienligė, bakterinė vaginozė ar lytiškai plintančios ligos. Tačiau dėl viso... Kam iš jūsų yra tekę ieškoti naujų klientų, savo produktų, kitų produktų? Nėra taip paprasta, ar ne? Tikrai nėra paprasta. Tai mes identifikavom, kad ir daugelį technologinių įmonių nėra taip paprasta, yra gana brangu, įsidiegti tos procesus kainuoja nemažai laiko ir investicijų pinigų, per kurį yra prarasta labai nemažai galimybių.